Įlipimas į traukinį dar Lietuvoje, išlipimas jau Sibire. Pajusti žemę po kojomis po 1000 kilometrų ir keliasdešimt valandų vagone – tikra palaima. Kiekviena ekspedicija tai asmeninis priartėjimas prie gamtos ir istorijos, pasiryžimas gyventi pagal stichijų diktuojamas taisykles, iš naujo susidraugauti su žeme ir oru, ugnimi ir vandeniu. Povilas Janionis, misija Sibiras 2007, ištrauka iš dienoraščio. Metai bėga, kartos keičiasi ir vyresniai pamažu pamiršta, o jaunesniai jau kažko nepatiria ir neišmoksta. Ir tik dulančios knygos mena tai, kas iš tikro turi būti padėta nedulkėtoje lentynoje, o tikro lietuvio širdyje. Kapinaičių tvarkymas, pliaupiantis lietus, kitą akimirką jau kaitinanti saulė ir vėl balos, aukšta žolė, skurdžios vietovės ir šviesus lietuvių protėviai. Justina Brazaitė, misija Sibiras 2006, ištrauka iš dienoraščio. Baikalas. Net nesinori grįžti į civilizacijos nuniokotą komforto pasaulį, į kasdienybę, kuri be galo nutolusi nuo gamtos, kurioje jokie milijonus milijardų metų valdę pasaulio egzistavimo dėsniai nebetenka reikšmės, arba mes labai nustembame, kai gamta retsykiais bando apmaldyti žmogaus visagalystę.